Sveiki, mėly draugai, aš Ariana, jūs esate Alegrijos kanale ir šiandien mes su jumis žiūrėsime prabangę, stilingą, gražią vilą, 116 kvadratinių metrų, 3 miegamieji, 3 vonios kambariai, privatus baseinas. Keliaujame. Vilos teritorija 200 kvadratinių metrų. Yra vieta automobiliui, baseinas su kriaukliu ir taip pat yra daug vietos įrengti poilsio zoną. O dabar užeiname į vidų. Na kaipgi gražu ir erdvu. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į lubų aukštį. Taip pat dėl vitrininių langų patenka į vilą daug natūralios saulės šviesos. Na ir kokį išplanavimą mes matome viduje. Po kairę pusę pas mus poilsio zona, gražiai stilizuota, yra akcentinė siena, yra įdomios interjero detalės, o po dešinę pusę pas mus yra valgomasis stalas, 6 personų ir taip pat įspūdingas ilgas šviestuvas. Na kągi, o čia virtuvės zona. Šviesi, yra daug vietos gaminimui ir taip pat yra visa reikiama buitinė technika. Na kągi, toliau pirmam aukšte mes turime vonios kambarį, o po dešinę pusę yra pirmas miegamasis, yra 2 viengulės lovos, taip pat viskas padaryta stilingai, švelnių tonų, kur jaučiasi ramybė ir poilsis. Dar vila turi vieną perliuką, tai yra požeminis aukštas, keliaujame jį žiūrėti. Na kągi, mes nusileidome į -1 aukštą, jisai padarytas čia atskirom zonom, yra pirma zona, tai pas mus darbo erdvė, yra poilsio erdvė ir taip pat tualetas. O po kairę pusę labiau poilsio variantas, yra baro staliukas, yra virtuvė ir čia yra tikrai daug vietos jūsų fantazijai ir jūsų poreikiams. Būtent taip jūs pasitiksite savo svečius šioje viloje. O dabar kviečiu pakilti su manim į 2 aukštą ir pasižiūrėti, kasgi yra čia. Na kągi, o čia užeiname į pagrindinį miegamąjį, kur yra didelė dvigulė lova, akcentinė siena už jos, yra dekoro elementai, viskas taip pat stilingai, gražiai padaryta ir kokybiškai. Ir miegamasis turi savo atskirą vonios kambarį, įmontuotą spintą ir didelius panoraminius langus. Na kągi, 2 aukšte pas mus yra dar vienas miegamasis kambarys, jisai padarytas labiau tokių švelnių tonų, kas tiktų mergaičių kambariui. Ir taip pat yra 2 vonios kambarys su dušo kabina. O dabar keliaujame į soliariumą. O čia, mėly draugai, mes pakilome į terasą, taip vadinamą soliariumą, kur jūs galite mėgautis ispanišką saulę, gerų orų, daug erdvės jums įrengti poilsio zonos. Ir terasa turi savo labai fainą perliuką. Čia yra įrengta pilnavertiška, kokybiška virtuvė, kur jūs galite gaminti ir mėgautis grynų orų. Na ką, mėly draugai, mes su jumis pasižiūrėjome vilą. Priminsiu, vilos plotis yra 116 kvadratinių metrų, 3 miegamieji, 3 vonios kambariai, yra požeminė erdvė, yra soliariumas. Vilos kaina yra 439 999 eurai. Dėl detalesnės informacijos prašau rašykite man asmeniškai ir iki kitų kartų.